Gerą dieną visiems, su jumis instruktorius. Tai už lango tikra žiema ir taip atsitinka, aišku, niekam to nelinkiu, įvyksta autoįvykis. Kaip pastebėjau iš praktikos, tiek kelyje, tiek naujiem ar seniem vairuotojam yra problematiška supildyti autoįvykių deklaraciją, kurią galima pildyti, jeigu įvyko autoįvykis tarp dviejų automobilių, netgi ir tarp trijų automobilių gali būti, kad nereikėtų kviesti policijos ir sutaupyti savo nervų ir laiko. Tai dabar pašnekėsim, kaip tai padaryti. Praeisim visus punktus, kad būtų aiškiau ir paprasčiau patiems supildyti autoįvykių deklaraciją. Kaip atrodo eismo įvykių deklaracija? Aš turiu popierinę versiją, bet šiai dienai popierinių versijų daug nėra likę, nebent iš senų draudėjų galit turėti automobilį, bet šiai dienai jų nebeduoda. Tai elektroninė versija atrodo lygiai taip pat, tik tais, kad visą tą dalyką galėsit padaryti iš savo telefono. Gerai, tai prabėgam pro visus punktelius. Pirmas punktas, pas mane čia apibrauktas, yra įvykio data. Tai užrašom, kada įvyko įvykis, toliau būtinai užrašom tikslų laiką įvykio. Antras punktas yra vietovė, valstybė. Tai užrašome vietą, vietovę ir valstybę. Jeigu Lietuvoje, tai Lietuva. Toliau vietovė, užrašę rašom vietą. Tai čia jau reikėtų kuo tikslesnio adreso, gatvių, sankryžų susikirtimo, kad būtų kuo tikslesnė informacija apie patį autoįvykį. Toliau, trečias punktas yra sužalojimai, yra ar nėra, pažymim taip arba ne. Toliau, ketvirtas punktas yra žala turtui. Tai žala bet kokiu atveju bus, tik tiek, kad nesumaišykit ir pažiūrėkit, sužymėkit A ir B transporto priemonės, apie kuriuos tus punktelius mes toliau ir praeisim. Toliau galima pažymėti, ar buvo kažkokia žala kitam turtui arba objektom, išskyrus transporto priemonės, tai čia irgi taip arba ne. Toliau yra penktas punktas liudininkai. Tai jeigu buvo kažkokie liudininkai, čia įrašykit jų vardus, pavardės, telefonus, adresų gal ir nelabai duos, bet kad, sakykime, jei iškils kažkokie konfliktinės situacijos ar nesutarimai, kad būtų liudininkų. Toliau, šeštas punktas. Tai šeštas ir vienoj pusėje, šeštas ir kitoj pusėje. Kurioj pusėje pradėsite pildyti iš tikrųjų nėra skirtumo, nebent čia pažymėjote žalą turtui, nors jeigu du automobiliai susidurs, tai dažniausiai abiem ir bus padarytos žalos. Tai šeštas punktas yra draudėjas, nurodykite draudimo liudijime, nurodytas draudimo liudijime. Tai gali būti, kad vairuotojas bus vienas, o draudėjas bus kitas. Tai čia būtent žiūrite savo draudimą ir įrašot tas, kas apdraudė arba draudė tą automobilį. Tai pavardė, vardas, adresas, pašto kodas, valstybė, telefono numeris. Toliau, septintas punktas, abiejose pusės toks pat, transporto priemonės. Įvedam markę, modelį savo automobilio. Toliau valstybinis numeris, valstybinio numerio ženklas, čia jeigu priekaba dešinėje pusėje, čia yra pats automobilis ir valstybė, kurioje registruotas automobilis, tai šiuo atveju Lietuva. Toliau, apie patį draudimą, tai čia visa informacija apie jūsų draudimą, tai pavadinimas, kokia firma, draudimo liudijimo numeris, dažniausiai su LT prasideda ir 3 raidės ir po to visi kiti skaičiai. Žaliosios kortelės numeris, draudimo liudijimas galioja nuo iki, užpildom, išdavusi įstaiga, tarpininkas,
irgi būna visada su parašu ir antspaudu, kas išdavė. Ir toliau jų pavadinimas gali būti, bei adresas. Taip pat įvedam valstybę, Lietuvą ir telefono numerį ar padraudimo leidimą transporto priemonė. Ir čia irgi galima taip pat pažymėti, kam kokia žala. Toliau, 9 punktas yra vairuotojas, tai čia jau pildome tas, kas vairavo automobilį, pavardė, vardas, gimimo data, adresą rašom, valstybė, telefono numeris, elektroninis paštas, vairuotojo pažymėjimo numeris, iš skaičių susideda. Toliau, turimos kategorijos, taip pat sužymim, kiek turime. Ir vairuotojo pažymėjimo galiojimas iki kada galioja, paprasčiausiai įvedam. Tiek vienoje, tiek kitoje pusėje tas pats. Toliau, 10 punktas. Nurodykite pradinio smūgio į transporto priemonę vietą. Tai paprasčiausiai rodiklėlę nurodom, į kur mum įvažiavo. Tai ar sakykime, kažkur į priekį, rodiklę parodom. Čia daugmaž, ar kažkur į galą. Ir taip pat irgi motociklas, automobilis ir sunkvežimis irgi yra pavaizduotas. Toliau 11 punktas. Matomi priemonės sugadinimai. Tai ką matot daugmaž, kas ten pas jumis sudužo, sulinko, nusibraižė. Aišku, čia daug labai prirašyti nepavyks, 3 eilutės tėra, bet daugmaž sužymėkit, o po to jau patys vertintojai nuodugniau įvertins visus tos apgadinimus. Toliau, 12 punktas, tai aplinkybės. Irgi būtina šitą dalyką pažymėti. Tai jeigu jūs pradėjote savo A pusiai pildyti, sakykime, stovėjote, stovėjote ir jumis įvažiavo. Tai žymite X-iuką stovėjau, ir būtinai tada kitos pusės vairuotojas, kas pildys, tada jisai ten, sakykime, važiuojant kažkaip, sukant į dešinę. Irgi turit pažymėti, kas kurioj pusėje pildė, taip ir pasižymėkit, ką eismo įvykio metu arba prieš eismo įvykį tie automobiliai darė. Gali būti ir daugiau negu vienas pažymėtas, bet tada čia apačioj parašykite skaičiuką. Šiuo atveju 1, čia jeigu būtų 2, sakykime 2. Toliau, 13. 13 yra eismo įvykio schema. Tai va, didelis toks plotas, tai daugmaž nusipaišot, kas čia buvo. Jeigu automobilis stovėjo kažkur priparkuotas, parašom A, čia va, gatvė kažkokia, pavadinimą galite užrašyti. Ir sakykime, kaip mes čia pažymėjom, sukant į dešinę kažkur, B automobilis kliudė mūsų automobilį. Galim kryptį parodyti. Ir va, pažymėm. Čia yra automobilis, kuris stovėjo. Mes pažymėjom, kad jisai stovėjo. Ir B automobilis sukant į dešinę. Ir daugmaž ta schema tokia turėtų būti. Toliau, 14 punktas, gan svarbus ir, sakykime, gan pats svarbiausias, aš taip galvoju, čia yra, turi supildyti informaciją kaltininkas eismo įvykio. Tai kol nesutarėt, kas yra kaltas, iš eismo įvykio automobilį jūs negalite traukti. Tai po auto įvykio visada reikia pašnekėti su tarp vairuotojų, ar sutinki, jeigu sutinki, pildom deklaraciją ir skirstomės. Aišku, deklaracijos pildymas irgi nereikalingas būtent eismo įvykio vietoje, tik pasidarykit nuotraukas, jeigu sugalvosit pervažiuot, kad nepasikeistų nuomonė kaltininkų. Tai va, jeigu kaltininkas sutinka, pasidarot nuotraukas, traukit automobilį iš eismo įvykių į saugią vietą ir supildote šitą deklaraciją. Tai kaltininkas šiuo atveju būtų B automobilis, jisai parašo savo vardo pirmą raidę, pavardę parašo ir pasirašo. Su šitu parašu jisai pripažįsta, kad jis yra kaltas
ir jūs liekate nukentėjusiai šitoj situacijoje arba šitom eismo įvykiai. 15 punktas rašosi abudu už tai, kad visa informacija, kurią supildė tiek B transporto priemonė, tiek A transporto priemonė, yra teisinga. Tai pasirašo vienas, pasirašo kitas ir deklaracija yra supildyta. Su šia deklaracija tada kreipiatės į kaltininko draudimą ir vyksta tada automobilio remontas ar kažkokios išmokos piniginės už padarytą žalą. Tai sėkmės kelyje ir kad nereikėtų šitos deklaracijos jum pildyti.